Labą dieną. Aš Robertas Vitas, Lituanistikos tyrimo centro tarybos pirmininkas. Šiandieną pasikalbėsim su advokatu Povilu Žumbakiu. Povilas gimęs Klaipėdoj ir kartu su savo šeima 1944 metais pasitraukė į vakarus laikę Antro pasaulinio karo. Tenai gyveno 4 metus stovyklose vakarų Vokietijoje ir 1949 metais atvyko į Jungtinės Amerikos valstijas. Jungtinėse Amerikos valstijose baigė mokslus, baigė Loyolos universitetą ir baigė John Marshall teisės mokyklą. Daug metų Povilas dirba advokatu Čikagoje, vietiniuose teismuose ir federaliniuose teismuose. Povilo nuopelnai lietuvių visuomeniai yra nesuskaičiuojami. Povilas ypač pasižymėjo ginant lietuvius, kurie buvo kaltinami įvairiais nusikaltimais laikę Antrojo pasaulinio karo. Federaliniuose teismuose Čikagoje, Detroite, Vašingtone ir kitur jisai gynė lietuvius prieš Amerikos valdžios įstaigą, specialiųjų tyrimų įstaigą, angliškai Office of Special Investigations arba OSI. Ta tema jisai irgi yra daręs įvairių pristatymų, yra skaitęs paskaitas Amerikoje, Lietuvoje, Australijoje, Pietų Amerikoje, išleidęs visą eilę knygų, veikalų ir straipsnių. Povilo nuopelnai tuo atveju yra tikrai nesuskaičiuojami. Povilai, noriu paklausti iš pradžių, kaip susidomėjai ta tema ir OSI veikla? Robertai, aš susidomėjau daug metų prieš įsteigimą OSI Amerikoje. Aš pastebėjau, kad po Simo Kudirkos įvykių sovietai pamatė, ant kiek pabaltiečiai Amerikoje ir kituose vakarų kraštuose sukelia dėmesio prieš Sovietų sąjungą. Mes čia atvykom, žinom, ką reiškia Sovietų sąjunga ir mes esam liudininkai. Ir jie pamatė, kad yra proporcingai didelė įtaka Amerikos, Anglijos ir kitose valdžios. Ypač dėl nepripažinimo politikos, kad nepripažino užėmimą Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Ir mes turėjom savo diplomatus Vašingtone, Londone ir Vatikane ir panašiai. Ir tas jam labai užkliudo. Ir staiga maždaug 3-4 metus po Simo Kudirkos bandymo pabėgti, Lietuvoje pasipylė KGB finansuotos ir organizuotos knygos. 2 rūšių knygos. Vienos knygos rodė, kaip jie, komunistai, kovojo prieš fašistus, prieš kolaborantus, prieš partizanus, kuriuos jie vadino banditais. Kitas setas knygų buvo taikytas vakarams, net anglų kalboje ir panašiai. Ir jie pradėjo kiršyti lietuvius, latvius, estus, ukrainiečius, kitus su žydais. Jie siuntė informaciją į Izraelį, siuntė žydų bendruomeniai į Ameriką, kiršyti dėl holokausto ir panašiai. Ir dar eskim tokių knygų pavyzdys. Čia rašo Smerš vadovas. Smerš buvo vienetas, kur buvo blogesnis negu Gestapo, kur žudė lietuvius ir panašiai. Buvo Stalino įkurta speciali agentūra. Ir dar eskim, jie atvažiavo į Lietuvą žudyti partizanus ir ypatingai tuos, kurie drįso atsistoti prieš Sovietų sąjungą. Kovoti prieš Sovietų sąjungą. Tai tas pirmas setas knygų. Kitas setas knygų buvo, kaip minėjau, taikytos amerikiečiam, kad tie lietuviai, latviai, estai, ukrainiečiai, kiti, kurie pabėgo nuo Sovietų sąjungos. Kodėl jie bėgo nuo Sovietų sąjungos? Sovietų sąjunga buvo aliantai su Amerika Antram pasauliniam kare. Ir kas jie yra? Jie yra karo nusikaltėliai. Jie kolaboravo su naciais ir panašiai. Ir Povilai rašo ant anglų kalba. Taip. Tai atrodo, kad
kad Tarybų sąjunga pamatė išeivijos lietuvių ir kitų tautinių mažumų politinę galią. Tai iš tikrųjų mūsų bijojo. Ir kas buvo, reiškia, jie tą propagandą čia svarė ir jų draugai Amerikoje, ypatingai kairios pažiūros politikai ir jų draugai, pradėjo Amerikos kongrese tyrimus. Ar yra įvažiavusių nacių į Ameriką. Ir paskelbė, kad jų nuomonė yra bent 10 tūkstančių nacių, kurie įvažiavo į Ameriką. Kiti sakė 1000, kiti sakė 500. Apklausinėjimuose dalyvavo žmonės, kurie nekentė Amerikos. Ne tik, kad nekentė lietuvių, Latvijos, ukrainiečių, bet nekentė pačios Amerikos, ypatingai Amerikos saugumo, Amerikos kariuomenės panašiai. Ir tie apklausinėjimai vyko porą metų. Ir kai tie apklausinėjimai vyko Amerikos kongrese, Vašingtone, tada buvau bendruomenės taryboje ir bandžiau iškelti taryboje, kad vyksta tokie apklausinėjimai. Vyksta propaganda prieš mus. Kad yra pavojus, kad gali išeiti įstatymai, kurie paveiktų mūsų veiklą ir panašiai. Deja, be lietuvių bendruomenė ir mūsų organizacijos nesidomėjo. Vienintelė grupė, kuri susidomėjo, buvo Latvija. Jie įsteigė vadinamą Truth Fund, rinko pinigus, sako, čia yra akcija prieš mus, kas nors vyks. Tai Latviai čia praktiškai vadovavo. Jie pramatė 5 metus prieš tai, kai pravedė specialų įstatymą, kurį vadino Holtzman Amendment, kuris praktiškai sako šitai, sutrumpinant, Amerikos teisėtvarka privalo deportuoti ir atimti pilietybės iš žmonių, kurie vienaip ar kitaip prisidėjo prie nacių, arba prie tų valstybių ir tų valdžių, kurios su naciais turėjo bendrus ryšius. Ir specifiniai karo nusikaltėliai ir nusikaltė prieš žmogaus teisės tarp 33 metų ir 1945. Nuo to, kai nacių partija įsisteigė, iki karo pabaigos. Tie karo nusikaltėliai ir tie kolaborantai su naciais turi būti rasti, atimtos pilietybės iš jų ir jie turi būti deportuoti. Dabar, kas buvo labai charakteringa, kad jie paėmė labai gerą principą, kad karo nusikaltėliai turėtų būti baudžiami. Aš iš tą sutinku 100%. Bet pagal teisės principus žmonės turi būti teisiami lygiai. Negali būti sakyti, aš teisiu Robertą, bet neteisiu Povilą. Čia yra prieš visus įstatymus. O tas įstatymas konkrečiai kalba tik apie kai kuriuos karo nusikaltėlius, ne visus. Tai pagal tą įstatymą, kai kurie karo nusikaltėliai gali gyventi Amerikai, gali gauti pilietybės, bet ne tie, kurie nutarė, kad specifiniai tą periodą ir specifiniai, kurie vienaip ar kitaip prisidėjo prie nacių. Ko jie tada tuo metu ieškojo, kai sakai, kad nelygiai traktavo, tai tada Amerikos valdžia buvo nusistačiusi prieš kurias grupės? Praktiškai pagal įstatymą ne to nenurodo, bet realiai yra grupės, kurių žmonės vienaip ar kitaip pabėgo nuo sovietinės sistemos. Tai po 4-5 metų to apklausinėjimo pristatė Elizabeth Holtzman įstatymą, tą įstatymą pravedė ir prezidentas Carteris 79 metais įsteigė OSI. Tai praktiškai prieš rytų Europos gyventojus, žmonės. Tai čia buvo koks nors nusistatymas, pavyzdžiui, prieš lietuvius specifiniai, iš kur tas iškilo? Viešai to nesako, bet kas buvo, kai prasidėjo OSI ir jie pradėjo bylas,
atims žmonėm pilietybės. Tai pirmiausiai buvo pradėtos bylos beveik tuo pačiu laiku. Ir tada gali susidaryti vaizdą, prieš ką jie dirbo. Pradėjo prieš lietuvius. Latvius, estus, ukrainiečius, rumunus, lenkus, visus žmonės, kurie buvo už geležinės uždangas. Visus žmonės, kurie stebuklingai už geležinės uždangas. Kas buvo didžiausia kolaborantai su nacijais? Sovietų sąjunga, kur oficialiai pasirašė sutartį, Japonija ir Italija. Ir stebuklingai per visus tuos metus nerado nei vieno sovieto, kuris būtų prisidėjęs su Daciais ir vienai per kitaip persekėjęs žydus ar kitas mažumas. Tai čia lyg prosovietinis nusistatymas. Taip. Aiškiai taip išėjo. Ir dabar, kas dar paaiškėjo, tai ir dabar, kas dar paaiškėjo, išėjo knyga pirmutinio OSI viršininko Alan Ryan Jr. Quiet Neighbors. Ramūs kaimynai. Quiet Neighbors. Pasakyta amerikiečiams, kad kaimynas, kuris yra atvykęs iš rytų Europos. Nors labai geras pilietis, gerai dirba, yra geras kaimynas, galis yra nacis. O nacijų yra visur. Ir yra tų žmonių tarpe, kurie atvyko iš visur. Ir yra tų žmonių tarpe. Ką jis padarė Alan Ryan, kai įsteigė OSI? Beveik pirmą iš karto, prieš pradedant veiklą, nuvyko į Maskvą. Nuvyko į Maskvą ir padarė slaptą sutartį, kuri turbūt tokios sutarties Amerikos istorijoje nėra buvę. Jie sako, kad nėra nieko raštiškai, nėra nieko formaliai sutarta ir iki šio laiko, to 79-80 metų, negali paaiškinti, kokia ta sutartis. Dabar svarbiausia, ką reikia paminėti, yra, kad Ryan, kai nuvažiavo su savo kolegomis, jie susitiko su vyriausiu Sovietų sąjungos prokuroru, generolu Rudenko. Generolas Rudenkas buvo Stalino paskirtas prokuroras dar karo metu. Mes visi žinom, jeigu skaitom istoriją, kai buvo Nürnbergo teismas ir teisė nacių pagrindinius vyriausius žmonės. Sovietų sąjunga, Anglija ir Amerika turėjo savo prokurorus. Sovietų sąjungos vyriausias prokuroras Nürnberge buvo Rudenko. Ir pirmiausiai jis bandė pristatyti nusikaltimus, kad naciai nužudė Katyn 20 tūkstančių Lenkų karininkų. Aišku, tai buvo melas. Kai pamatė, kai jis tą negali įrodyti, tai sako, gerai, tai mes kaip įrodys. Ir jis negali įrodys, kaip Stalino. Jam net nebuvo gėda, kai jis bandė pristatyti didžiausią istorijos farsą. Dabar įsivaizduokite, Rudenko priima Ryan. Ryan rašo, kaip jie mielai bendradarbiavo ir kaip jie kalbėjo ir kaip jie tarėsi ir panašiai. Ryan ir jo kolegos turėjo žinot, kad Rudenko ne tik tai buvo teisėtvarkos viršininkas Sovietų sąjungai, bet jis prižiūrėjo Gulagą. Sovietų sąjungą. Ir kai Gulagė lietuviai ir ukrainiečiai, Latviai ir estai badu mirė ir jos labai sunkiai koncentracijos stovykloje kankino, badu ir panašiai, jie sukilo, turėjo sukilimas buvo pasyvus. Jie sukilo, nustojo dirbti ir panašiai. Atėjo NKVD, nustojo dirbti ir panašiai. Su viršininku Rudenko apsupo koncentracijos stovyklą ir to žmonės sušaudė. Pirmas šūvis buvo iš pačio Rudenko. Tai taip, kai jis turi kruvinas rankas įvairiais būdais. Tai taip, kai jis turi prokuroras, kuris siuntė įvairiais žmonės į kalėjimus, ir žmogus, kuris vadovavo žudynę. Ir štai Amerikos valdžia su tokiu žmogum draugiškai Amerikos valdžia padaro su žmogum. Tai Povilai, čia atrodo, kad Amerikos valdžia atrodo, kad Amerikos sarmatos dirba su tokiais melagiais ir taip kaip Jungtinės Amerikos valstijos
Ir taip kaip dirbo su Sovietais antro pasaulinio karo metu, tai ta istorija vėl kaip nors kartojo pasaulinio karo metu. Tai ta dabar ta istorija vėl kaip sutartis nors buvo, kartojo. slapta sutartis buvo, dabar Dėl ta dviejų sutartis pagrindinių buvo, dalykų. slapta sutartis Sovietai sutiko dėl dviejų pagrindinių pristatyti dalykų. kabutėse Sovietai liudininkus sutiko prieš pristatyti amerikiečius. kabutėse liudininkus. Antras dalykas, prieš jie amerikiečius. sutiko pristatyti dokumentus, kurie rodytų, Antras dalykas, jie sutiko lietuviai pristatyti kiti, kurie yra dokumentus, kaltinami kurie Amerikoje, rodytų, kad yra karo lietuviai nusikaltėliai. kiti, kurie yra kaltinami Amerikoje, yra Dabar, karo kas nusikaltėliai. liečia liudininkus. Liudininkai Dabar, turi kas liečia atvažiuoti liudininkus. liudyti į teismą. Liudininkai Sovietai turi sakė no. atvažiuoti liudyti į teismą. Jūs galėsite Sovietai apklausinėti sakė no. tos liudininkus. Sovietų Jūs Sąjunga. galėsite apklausinėti tos liudininkus. Skirtumas tarp Sovietų Sąjungos. apklausinėjimo Amerikoje teisme Skirtumas tarp ir apklausinėjimo Sovietų Amerikoje Sąjungoje yra kaip diena ir teisme. naktis. Ir apklausinėjimo Jie sudarė Sovietų sąlygas, Sąjungoje yra kaip diena galima ir apklausinėti liudininkus. Jie sudarė Pavyzdžiui, sąlygas, kaip galima Jie apklausinėti suranda liudininkus. kokį senuką, pavyzdžiui, Kuris būktai dalyvavo Jie kokiam suranda vienete, kokį kur senuką, dalyvavo žydų kuris šaudyme būktai ar panašiai. dalyvavo kokiam vienete, kur jis jau dalyvavo yra žydų kalėjime šaudyme buvęs. ar panašiai. Jį KGB atveža, Jis jau yra kalėjime buvęs. apklausinėjai. Jį KGB Prieš atvežant atvežant jį paruošia, apklausinėjai. primena jam, kai jis Prieš turi atvežant sakyti, ką jį jis turi paruošia, sakyti, Primena jam, pristato kai jis jį turi sakyti, ką į jis turi apklausinėjimo sakyti. kambarį, kur Pristato vadovauja jį prokuroras. į apklausinėjimo Sovietinis kambarį, prokuroras. kur vadovauja Vietinis. prokuroras. Tai kaip Lietuvoje Sovietinis buvo prokuroras, Bakučiotis. vietinis. Kuris Kuris persekiojo Tamkevičių, Bakučiotis. kitus disidentus. Kuris persekiojo Jis buvo vyriausias, kuris Tamkevičių, nutardavo, kitus kas už disidentus. politinius nusikaltimus. Jis buvo vyriausias, Kuris kuris nutardavo, nutardavo, kas kas už važiuoja į politinius koncentracijos nusikaltimus. stovyklą ir panašiai. Eina į kalėjimą, Dabar kas jis važiuoja į koncentracijos pirmininkauja tam stovyklą ir posėdį, panašiai. kur apklausinėja tą Dabar liudį. jis pirmininkauja tam posėdį, kur KGB apklausinėja sėdi tą tenais. liudį. KGB pristato KGB vertėją. sėdi tenais. O tie liudininkai KGB kalba, pristato daleiskim, lietuviškai ir vertėją. ukrainietiškai. O O tie tie liudininkai kalba, rusiškai. daleiskim, Vietinę lietuviškai ir kalbą. ukrainietiškai. Viskas vyksta to vietinė rusiškai. kalba. Ta vietinė kalba. Prokuroras vietoj, Viskas kad vyksta duot to priesaką, vietinė kaip Amerikoje. Amerikoje Prokuroras vietoj, vietoj, kad kad duot priesaką, kad jie kaip sakys Amerikoje. teisybę. Amerikoje duoda liudininkai priesaką. Sovietų sąjungoje sakys prokuroras teisybę. primena jam, neprašo Sovietų priesakos, sąjungoj prokuroras bet primena, kad jis jam, bus nubaustas. Neprašo priesakos, Jeigu jis nesakys bet teisybės. primena, kad jis bus O nubaustas. teisybė žinoma, ką jis Jeigu turi jis nesakys teisybės. Dabar O teisybė žinoma, ką jis turi teoretiškai sakyti. Amerikos gynybos Dabar advokatai teoretiškai dalyvauja Amerikos ir OSI gynybos advokatai, advokatai prokurorai dalyvauja ir Teoretiškai teoretiškai gynybos prokurorai advokatai dalyvauja. turėtų teisę klausti. Teoretiškai to liudininko. Gynybos advokatai Daug klausimų, turėtų kaip teisę pavyzdžiui, klausti. kas to tave čia liudininko. atvežė? Taip. Ar Daug tau kas klausimų, nors kaip priminė, pavyzdžiui, ką sakyti? kas tave čia atvežė? Ar tau Ar pagrasino, tau jeigu kas nors nesakys? sakys? Priminė, ką sakyti? Visi tie klausimai Ar yra tau realūs, pagrasino, kur gali jeigu Amerikos nesakys? teismė klausti. Visi tie klausimai yra realūs. Pirmiausia kur gali Amerikos klausimas, kai teismė vienas klausti. Buržas geras Latvijos advokatas Pirmiausia klausė- klausimas, kai vienas Sako, Buržas ponas geras liudininkas, Latvijos advokatas Ar tu klausė, sutiktum atvažiuoti į sako, Ameriką liudyti? ponas liudininkas, Jeigu mes ar tu užmokėtumėm tavo sutiktum išlaidas. atvažiuoti į Ameriką Sako, liudyti? sutikčiau. Jeigu mes užmokėtumėm Sako, tavo ar tu išlaidas. sutiktum liudyti Sako, Amerikos sutikčiau. teisme? Klausė antras. Sako, ar tu sutiktum Ar liudyti tu Amerikos sutiktum teisme? atvažiuoti į Ameriką Klausia liudyti? antras. Sutikčiau. Ar tu sutiktum atvažiuoti į Ameriką liudyti? Sutikčiau. Prokurorai pasakė, daugiau tokį klausimą negali klausti. Prokurorai pasakė, daugiau Paaiškėjo, tokį kai klausimą OSI negali klausti. Tarėsi su sovietais, iškilo klausimas. Paaiškėjo, kai Kas gali OSI atsitikti tarėsi su tais su liudininkais, sovietais, iškilo jeigu klausimas. jie atvažiuos į Kas Ameriką? gali atsitikti su tais liudininkais, Pirmiausia, jie gali jeigu bandyt jie pabėgti. atvažiuos į Ameriką. Ir aiškiai Pirmiausia, rodo, jie kad gali bandyt OSI pabėgti. užtikrino sovietą. Ir aiškiai rodo, kad Nebijokit, OSI mes užtikrino neleisim jiem sovietą. prašyti pabėgėlio teisės. Nebijokit, mes neleisim Tas, kad jiem aiškiai prašyti buvo pabėgėlio garantuota. teisės. Kitas dalykas buvo garantuota, kad kad aiškiai mes juos buvo vienaip ar garantuota. kitaip prižiūrės. Kitas dalykas buvo garantuota, kad Ir mes juos grąžinsim vienaip ar atgal į kitaip Sovietus. prižiūrės. To Ir neužteko grąžinsim sovietam, atgal jie į vis tiek Sovietus. bijojo, kadangi dar To didesnė neužteko baimė buvo, sovietam, kad tas jie vis tiek liudininkas gali gali pasakyti pasakyti, kadangi teisybę. dar didesnė baimė buvo, kad tas tas liudininkas neprimtina. gali Tas pasakyti būtų teisybę. neprimtina. Taip. Tai čia yra Tas liudininkas. neprimtina. Dabar Tas kas būtų liečia neprimtina. dokumentus, tai čia yra liudininkai. Ir aš turėjau vieną bylą, Dabar kas kur tas liečia buvo labai dokumentus, aišku. Ir aš turėjau vieną bylą, kur tas buvo labai dokumentus aišku. iš Sovietų archyvų. Sovietai parenka archyvai yra dokumentus perimti iš sovietų archyvų. iš nacių, kai jie Tie okupavo archyvai yra Rytų Europą. perimti Iš nacių, kai jie įvairius okupavo dokumentus, Rytų Europą. nacių kariuomenės, Rado
įvairius dokumentus, nacių kariuomenės, jų prokurorų ir politikos vienetų, tie archyvai yra uždari, net OSI negali nueiti dabar tie archyvai yra uždari, net OSI negali nueiti tos ekspertai. Ir tą liudijo OSI, liudija, kad dokumentai yra teisingi, kurie liudija, paklausia jų, ar jum leido pažinėti, kur tie dokumentai paklausia jų, ar jum leido įrodyti, kaip tie dokumentai yra Sovietų Sąjungoje. Ar jie įrodė, kaip tie dokumentai negalima klausidėti, mes turim pasitikėti. Nieko to negalima klausidėti, mes turim pasitikėti. OSI duoda dokumentą, kuriam davė KGB. Ir štai yra dokumentas, kaip pristatomas Amerikos teisme. OSI sako, gerai, tikrinti dokumentą, kur buvo parašyta prieš 70 tokį dokumentą, kas buvo parašyta prieš 50 metų. Yra labai sudėtinga, yra brangi procedūra. Kitas dalykas, sovietai laiko tą originalą dokumentą. Kitas dalykas, sovietai laiko tą originalą dokumentą sovietų ambasadai. Ir buvo porą atvejų, kur leido. Jeigu leidžia, ir buvo porą atvejų, neleidžia net paimti dalį popieriaus patikrinti, ar tikrai tas neleidžia net paimti dalį popieriaus patikrinti, ar tikrai tas popierius. Visokiai tokių buvo gadinsi dokumentų. OSI duodavo FBI, FBI sako, jo dokumentas yra OSI duodavo FBI sako, jo dokumentas yra netiek klijai, rašalas kartais pasikartoja netas ir panašiai. Netiek klijai, rašalas kartais pasikartoja netas ir panašiai. Bet mes negalim sakyti, kad yra falsifikuotas. Dabar reikia atsiminti, kai sovietai dokumentus pristatydavo rytų Vokietiją. Dabar reikia atsiminti, kai sovietai užėmė aibę iš nacių viską, Vokietiją ir panašiai. Ir kaip aibę iš nacių viską, Vokietiją ir panašiai. Rado rašymo mašinėlės, rado rašymo mašinėlės, rado štampas, rado viską. Tie dokumentai mes praktiškai turim pasitikėti, kad buvo su jais. Tie dokumentai mes praktiškai turim pasitikėti, kad buvo su jais. Ir FBI, aš dar paminėsiu, kad ir OSI, ir FBI irgi buvo Teisingumo departamentų. Tai gal ir FBI irgi buvo įsakyta. Aš manyčiau, kad buvo įtaka, FBI žinojo, ką jie dirba. Aš manyčiau, kad buvo įtakas, FBI žinojo, ką jie dirba. Jų viršininkas yra paskirtas patį FBI viršininką su vyriausiu prokuroru, vyriausias prokuroras, vyriausias prokurorų, vyriausias prokuroras atskiras vienetas. Dirba su, tai jie visi žino, kas kam dirba. OSI atskiras vienetas. Bet jie visi žino, kas kam dirba. Yra falsifikavo. Bet aš neįtariu, kad FBI tuo metu falsifikavo. Aš manau, kad FBI tuo metu FBI dar dirbo sąžiningai. Aš to negalėčiau padaryti šiandien. Vėl žodžiu, visi tie buvo neaiškumai. Tai kadangi visi tie buvo neaiškumai dokumentus, tai kadangi teismai priėmė tos dokumentus iš lietuvių bendruomenės, ir aš bandžiau gauti pagalbą iš lietuvių bendruomenės, kitur sakau, reikia iškelti visą teisingumą ir panašiai. Staiga visi prarado interesą teisingumą ir panašiai, pradėjo rūpintis kasdienybę. Aš sudariau asmeniškai, porą žmonių man padėjo asmeniškai, porą žmonių man padėjo finansinį Rasą Razgaitienę, surinkau dokumentus, štabas padėjo Rasą Razgaitienę, Rimas Korupskaitė, mano štabas buvo Rimas Korupskaitė, advokatė, buvo kiti, Laima Nainytė padėjo, kai kurie ukrainiečiai, ypač ekspertai panašiai, kai kurie ukrainiečiai ekspertai panašiai įrodyti, kad OSI dirbo su KGB. Įrodyti, kad OSI dirba su KGB. Ir aš tuos dokumentus su asmeniškais laiškais Vašingtone pagaminom tą. Per 3 dienas studentų iš ukrainiečių, lietuvių, latvių, estų, studentų iš ukrainiečių, lietuvių, latvių, estų. Ir 30 popietę studentų atėjo padėti man leidinį ir per vieną popietę išdalinom tą leidinį asmeniškai kiekvienam Amerikos kongreso pareigūnam, kiekvienam senatoriui Reigano, kai kuriem aukštiem pareigūnam pareigūnam su prezidentu Reigano, su vyriausiu teisėju Amerikoje, kai kuriem pagrindiniam žurnalistam ir panašiai. Ir tik kai kuriam ambasadom ir panašiai. Ir tik buvo asmeniškai laiškai duoti, kokį įstatymą pravedė, ar jūs žinot, kokį įstatymą pravedė, ar jūs žinot, kaip OSI, Amerikos valdžia, prokuratūra
kuri tuo pačiu metu turi bylas prieš šnipus, kita dalis KGB dirba prieš sovietų šnipus, kita dalis dirba su KGB ir gauda tą medžiagą. Taip. Tai čia jūs paminėjot prezidentą Reiganą. Ironija yra, Tai nes čia prezidentas Reiganas man tikrai nebuvo įdomu, čia prosovietas. ironija yra, nes prezidentas tie Reiganas įvykiai tikrai nebuvo prosovietiškas. prasidėjo jo Bet tie prezidentavimo įvykiai metu. vyko, prasidėjo jo prezidentavimo metu. Toksai kaip Reiganas yra prezidentas. Kaip taip galėjo įvykti, kaip Čia toksai yra kaip Reiganas yra Sunku prezidentas? atsakyti. Čia yra sunku atsakyti. Galiu tik tai vieną pavyzdį duoti, kai buvo kai buvo deportuojamas Estas į Estiją. Estai protestavo, lietuviai buvo didelė konfrontacija. Estai protestavo, lietuviai protestavo. Kaip galima, bet latviai protestavo, kad kaip galima siųsti Estą, amerikietį, iš kurio buvo atimta pilietybės ir buvo privestas deportuotas ir Amerika deportuoja į Estiją, į Sovietų sąjungos Sovietų Estiją, kai Amerika nepripažįsta okupacijas. Tai tie dalykai iškilo ir tai klausimas nuėjo iki prezidento Reigano. Prezidento Reigano pirma reakcija buvo, kad jokių būdų čia nėra gerai. Čia yra virš prezidento. Po kelių dienų paaiškėjo, kad čia yra virš prezidento. Net ir prezidentas ir jis nenorėjo nusileido. maišytis. Nenorėjo maišyti. Gerai, tai net ir prezidentas nenorėjo maišytis. Nenorėjo maišyti. Kai studentai tą dalino penktadienį popietę, kai studentai tą dalino penktadienį popietę, aš pakviečiau Neil Sher, kurį pažinojau. Neil Sher buvo OSI viršininkas 8 metus. Ir kas buvo Neil Sher? Neil Sher buvo OSI viršininkas 8 metus. Jis buvo ne tik teisme, bet ir už teismą. Mes su juo turėjom konfliktą. Ne tik teisme, bet ir už teismą. Susirašinėjom, panašiai buvom draugiški priešai. Tai aš jį pakviečiau pietų. Savo vardu ne restorane padariau rezervacijas savo vardu ne pavardę. Buvo žinojau, kad OSI turi, kad nieks negali kalbėti Neil Sher turi vedęs tvarką, kad nieks negali kalbėti su kongreso atstovais ar su žiniasklaida be jo leidimo. Kadangi jis norėjo pats kalbėti. Tai kai tą dalino pradėjo skambinti visi į OSI bando surasti Neil Sher, jie neranda, kadangi mes restorane 2,5 valandos valgom pietus. Per tą laiką buvo išdalinta visi dokumentai kongresui. Tarp jo ir manęs buvo panašus žaidimai daug metų. Tarp jo ir manęs buvo panašus žaidimai daug metų. Bet rimtai kalbant, kas gavosi, eilė senatorių ir eilė kongreso atstovų, vieni pusiau gana viešai, kur pakvietė pasikalbėti, kiti mažiau viešai apklausinėjo OSI, pakvietė paaiškinti daugiau, aš nuvežiau kai kurios advokatus, kur turėjo patirtį, susipažinom ir kaip po pavyzdį buvo užsienio reikalų pirmininkas senate, iš Illinois senatorius. Jis susidomėjo to, padėkojo už tą, ir jis turėjo daug, jo štabas turėjo daug klausimų. Tai aš jam detaliai atrašiau ir tada jis labai privačiai paprašė susitikti Čikagą. Jis daleiskim, mes sėdėjom, kaip dabar būdu sėdim, 1,5 valandos ar kiek, kadangi jis matė, koks yra pavojus Amerikos teisinėje sistemoje. Ir aš supratau, jis nieko negalėjo pažadėti ir aš supratau, kadangi yra toks didelis politinis spaudimas ir panašiai. Tuo pačiu teko gauti per draugus pasiaiškinimus senatoriam, kurie parašė ilgus pasiaiškinimus, kad viskas vyksta pagal Amerikos teisinę sistemą. Mano tikslas to išdalinti tą dokumentą buvo ne kad pakeisti įstatymą, bet norėjau, kad kiekvienas rimtas politikas ir kad kiekvienas žmogus, kuris domisi Amerikos teisėtvarka, suprastų, kad yra vėžys Amerikos teisinėje sistemoje. Tai dabar iš to, kas buvo dar įdomu, tai kaip pavyzdys,
Vienas laiškas buvo pasiūstas Kaip po pavyzdys, vienas laiškas buvo pasiūstas American Bar Association prezidentui. American Bar Association tais laikais turėjo 400 suvirs tūkstančių Amerikos advokatų. Ir aš pats priklausiau tai Bar Association. Buvo rimčiausia teisininkų organizacija Amerikoje. Tai aš pasiunčiau tą leidinį prezidentui American Bar Association ir sakau, ar neturėtų Amerikos Bar Association susirūpinti, kad Amerikos teisiniai sistemoje vyksta tokie dalykai, kur yra apeinama pagrindiniai principai. Kas buvo įdomu, prezidentas man neatsakė. Vietoj to jis pasiuntė tą mano leidinį ir mano laišką savo American Bar Association advokatų firmai, kur atstovaudavo. Ta firma yra Čikagoje, Sidley and Austin. Yra milžiniška firma. Ta firma paėmė, dusintė mano tą laišką ir mano leidinį vienam Harvardo garsiam advokatui, jis baigęs Harvardą, dirbo Sidley and Austin, partneris, garsus trial lawyer, kur dirbdavo teismuose labai rimtose bylose. Ir jis buvo rusų teisės sistemos ekspertas. Jis perskaitė mano darbą, jis man paskambino, mes susitikom, jis turėjo daug klausimų. Žinoma, kadangi čia buvo iš kabutės iš opozicijos, mes susitikom labai kaip svetimi žmonės, nepažįstami. Aš jam pristačiau savo medžiagą, kiek turėjau. Po kiek laiko aš gavau kopiją jo memorandumo, kadangi buvo privačiai prašymas, tai nebuvo kliento ryšiai, jie neoficialiai paprašė nuomonės. Tai jis rado, progą man parodyti, ką jis parašė. Jis parašė ne tik tai, kad mano kaltinimai yra tikslus, bet jis dar griežčiau parašė, kad American Bar Association ir teismai turėtų susirūpinti, kas dedasi. Aišku, tas nepatiko American Bar Association. Tada jie oficialiai prašė opinijos iš Sidley and Austin. Sidley and Austin tada sakė, gerai, jeigu Henry Mason parašė tokį aprašymą, tokį dokumentą, tai mes pasiūsim kitai advokatai, kur yra irgi sovietų sistemos ekspertė, kur yra daugiau patikimi. Pasirodo, kai jį parašė dar kietesnį laišką, reportą, aprašymą, dar daugiau paremė mano kaltinimus. Bet tas kaltinimas buvo slaptas. Daėjo į American Bar Association ir jie neatsakė. Po to paaiškėjo, kodėl jie nesakė. Todėl, kad to prezidento terminas baigėsi, atėjo naujas prezidentas, o aš buvau rašęs anam prezidentui, tai nebereikėjo. Jau nebereaguoja. Ir neatsakė. Tai čia buvo, rezultatas to mano leidinio Washington. Bet aš stebiuosi, kad pavyzdžiui, toks kaip Amerikos Bar Association prezidentas, kad tos asociacijos pareigūnai, kad jiem rūpėtų, kas darėsi tuo metu Amerikos teismuose. Bet atrodo, kad tuo atžvilgiu jiem nerūpėjo. Buvo politinis spaudimas, buvo įsivaizduok. Kaip žiniasklaida pristatydavo tą klausimą? Kai patraukė bylą lietuvį, kuris nieko bendro neturėjo su nacių partija, visi laikraščiai Čikagoje, kai pradėjo prieš Liudą Kairį, buvo pirmas lietuvis, kur buvo Čikagoje patrauktas į OSI teismą, visi 4 dienraščiai, visą savaitę, pirmam puslapį dėjo jo nuotrauką. Sako, naciai Lithuanian, naciai rastas, Brian Parker, katalikas, eina į bažnyčią, vienas iš tų ramių kaimynų. Rasta, vyra nacis. Būk tai darė tą, lyg būtų baigęs teismas, lyg būtų visi kaltinimai įrodyti. Ir tarp kitko toj byloj pasidarė kitas įdomus dalykas, kad gintis tokioj byloj, realiai tais laikais, kukliai kalbant, ginti reikėtų maždaug $1–2 milijonų. Samdyti advokatus, samdyti ekspertus, išmokėti kelionę išlaidas, teismo išlaidas panašiai.
Nei vienas lietuvis to neturėjo, negalėjo apsiginti. Tai kai jis nuėjo į teismą, jis sako, aš negaliu gintis. Bet kadangi čia yra civilinės, ne kriminalinės bylos, kas gavosi? Teisėjas nenorėjo jį nuteisti, matydamas, kai jis yra be advokato. Taip. Jam kaip teisėjui būtų nepatogu. Tada jis paprašė advokatų didžiųjų firmų, kad jos paskirtų, kad nors, kad dirbtų pro bodą, už dyką atstovautų kairį. Bet kas nori atstovauti naciją, kai jau yra paskelbta, kai jis yra nacis? Taip. Yra nepopuliarus dalykas ir yra nemanoma. Taip pat kaip Bar Association, jeigu čia yra nacijai, mes nusiplaudam rankas, mes nenorim klausti. Mes nenorim apie tai kalbėti. Kas gavosi Liudo Kairio byloj, didelė teisės firma Kirkland & Ellis, norėdami įtikti tam teisėjui federaliniam, savo gerai, mes apsiimsim. Ir jie paskyrė 2 garsius savo geriausius trial lawyers, kurie eidavo į teismą, ekspertus, David Springer ir Fred Bartlett, ir jie apsimėginti kairį ir jį gydė iki apeliacijos teismo. Po to firma nutarė, kai jie daugiau nebenori išleisti pinigų ir jie buvo ramiai išstumti iš firmos. Net garsus advokatai. Tikrai. Vienas iš jų, tarp kitko, vėliau atstovavo prezidentą Bush per rinkimus, kai buvo Floridai problemas su rinkimų klausimas ir ėjo vyriausią teismą. Jis atstovavo prezidentą Bush vyriausiam teismui. Tokio lygio advokatai sutiko ginti. Ir kas gavosi, jie pamatė, kokia yra betvarkė toj sistemai. Ir abudu, ypatingai David Springer, tapo didžiausias kritikas OSI, kadangi sako, kad Amerikoje negali būti tokios sistemos, negali būti dvigubai standartai. Taip.